Laidą pristato Romados parduotuvė Vilniuje, Ukmergės gatvė 222. Laida, kurioje žvejai kovojo ne tarpusavėje, bet visi kartu kovojo su šiukšlėmis ir pažeidėjais. Laida, kurioje pamatysite, kam labiau rūpi žuvų nerštas, žvejams ar gamtosaugininkams. Laida apie žmonės, kurie ne žodžiais, o darbais myli gamtą. Žiūrėkite netrukus. Ketvirtoji žvejoji nešiukšlink akcija vėlavo kaip ir viskas šį pavasarį. Visada vykdavusi balandžio pabaigoje, šiemet buvo perkelta į gegužės vidurį. Akcijoje dalyvavo kiek mažiau dalyvių nei įprasta. Daugelis iš jų nebe pirmą kartą, etatiniai pasišventę žmonės. Ačiū jiems visiems. Ir apie viską iš eilės. Visų pirma, pristatau šios laidos balsavimo temą. Klausimas toks. Kaip vertinate aplinkosaugos agentūrų darbuotojų darbą? SMS siųskite numeriu 1671, jeigu vertinate teigiamai, rašykite ZM tarpas 13, jeigu neigiamai, ZM tarpas 14. Kodėl apie tai kalbame, pamatysite ir išgirsite vėliau laidoje. Sveiki, šiandien Rusniai su manim, va čia šalia manęs tikrai geriausi Lietuvos žmonės. Šios dienos laida yra skirta akcijai Žvejoji nešiukšlink 2010 ir šiandien visi tikrai geri, tikrai sąžiningi Lietuvos žvejai susirinko į Rusnę rinkti šiukšlių. Labai ankstyvą šeštadienio rytą akcijos dalyviai rinkosi prie antros Kirvytės krantinės. Nemuno deltos regioninio parko vyr ekologas Robertas paskirstė švarinimo zonas ir žmonės pajudėjo į Atmatos kairį krantą rinkti šiukšlių. Žmonių šiemet mažoka, todėl ir valymo plotai mažesni, nuo tilto iki Ostadgalio. Pažiūrėkim, kaip baigėsi mūsų kandidatų žvejų mūšiai žvejams LT ir žvyno komandų dvikova Pikaičiuose. Ir čia yra viskas, ką šiandien pagavo komanda Žvynas. 9,40. Kaip ir sakiau, praėjusios laidos pabaigoje iš pažiūros abu karpiukai buvo labai panašaus svorio. Pasvėrus pasirodė, kad žvejams LT sugautas karpiukas svėrė 80 gramų daugiau. Čia dabar yra nuliukai, o čia yra žvejams LT komandos. Aš dabar nesversiu kelias sekundės. Na, kaip vaikinai atrodo? A? Kilogramas 110. Gerai. Mirtina tyla, kilogramas 20 gramų. Aštuoni SMS-ai, čia nieko nėra. Pakankamai nerezultatyviai, bet labai linksmai. Šiandien vyko mūsų žvejyba ir komanda Žvejams LT tinklalapio rinktinė, Tadas ir Andrius turi šiokią tokią persvarą. Labai minimalią, 80 gramų persvarą, vienas karpis, abidvi komandos pagavo po vieną karpį. Tai aš nežinau, Pikaičiuose tai tikrai buvo pirmas kartas mano gyvenime, kai buvo pagauta taip mažai žuvies. Bet nesvarbu, ir komanda Žvynas iš Palangos, nemažiau linksmai nusiteikusi, turi 80 gramų deficitą, kurį aš manau vienokiais ar kitokiais būdais sirgaliai ir žiūrovai bandys išlyginti. O gal jie ir patys ten po kortelę nusipirkę, nežinau. Tai dabar jau viskas. Pirma karpių žvejyba Pikaičiuose, labai nerezultatyvi, bet yra kaip yra. Viską turėjo nulemti komandų sirgalių aktyvumas balsuojant. Skirtumas labai mažas ir galėjo įvykti bet kas. Žvyno komandos sirgaliai pasiekė nelengvą pergalę prieš Žvejams LT sirgalius. Žvynas gavo 150 žinučių, Žvejams LT 119. Susumavus rezultatai tokie. Žvynas 2440 gramų, Žvejams LT 2210 gramų. Pirmą kartą žvejų mūšyje dvikovos rezultatą persvėrė sirgaliai. Žvynas patenka į žvejų mūšio antrąjį pogrupį, o Žvejams LT dar teks kiek palaukti.
Visai savo laiku noriu pristatyti rubriką Žvejai ir žuvys. Rubrika bus kitokia, šį kartą pagrindiniais veikėjais bus ne žuvis, bet žvejai. Akcijos dalyviai, ką tik į žvejų mūšį patekę žvyno komandos nariai, rinkdami šiukšlės, prispaudė porą prisigaudžiusių karšių jaunuolių. Ir neprisišaukę gamtosaugininkų patys sutvarkė reikalus. Niekas nenukentėjo nei fiziškai, nei morališkai, išskyrus krūmuose paslėptus ir žuvusius karšius. Pažeidėjų veidų nerodome, yra įtarimas, kad nepilnamečiai. Mes su operatoriumi gavę pranešimą apie pažeidėjus iš kitos grupės skubame ten. Sunkiai prisišaukti vietiniai gamtosaugininkai nė už ką nesutinka tikrinti žvejojančių dalyvaujant filmavimo grupiai. Va. Priežastis po naktinio budėjimo nesiskutę ir be uniformų. Bandau paaiškinti, kad čia ne Petruškevičiaus laida, čia svarbu, ką jie nuveikė, o ne kaip atrodo, ne iš vietos. Atvažiavo dar vienas, jau su uniforma ir nusiskutęs. Tas iš karto atsisakė griežtai. Su kamera nedirbu, pareiškė. Atvažiuota į vietą, pažeidėjai paduoti ant lėkštutės, bet nedirba. Primenu šios dienos balsavimo temą. Kaip vertinate gamtosaugininkų darbą? Balsuokit! Na, o pirmadienį buvo pokalbis su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovu Andriumi Kairiu. Vadas irgi nerado normalaus pateisinimo Šilutės agentūros veikėjams. Sakė, nubaus. O kas iš to neišniršusiems karšiams? Mes čia turėtumėm atlikti vieną tokią svarbią misiją. Per šiukšlių rinkimą, čia šita 4 žmonių kompanija, berinkdami šiukšlės, patys savom jėgom prispaudė brakonierių, privertė pasakyti vardą, pavardę, mes tarp kitko viską parodysim per laidą, kai gausim iš jų filmuotą medžiagą. Va, žmonės pasielgė iš tikrųjų pilietiškai, privertė paleisti karšius ir vienu žodžiu labai tvarkingai apsisuko su brakonieriais. Ir už tai, kadangi jie neišbus iki mūsų akcijos pabaigos, žmonėm reikalai, jie parinko šiukšles ir važiuoja namo, tai dabar mes, kol dar jie neišvažiavo, mes jiem įteiksim dovanas. O dovanos yra iš aplinkos ministerijos ir mūsų svečias aplinkos ministerijos gyvosios gamtos departamento skyriaus vedėjas. Kokia ilgas reikalas. Teisingai pasakiau, Vilmantai. Vilmantas Graičiūnas asmeniškai įteiks šitiem susipratusim piliečiam kažką. Už pilietiškumą ir už išgelbėtus karšius. Dabar žvejo žinios. Sveiki žvejai! Na šio laidoje norėčiau pristatyti naujus spinigus skirtus drop shot gaudymui ir gaudymą mikromasalais. Kormorant firma, kuri šiandien pateikė visiškai naują lengvų spinigų seriją Black Bull Drop Shot Microbite, iš jų išsiskiria Black Bull Microbite 2,40 m ilgio, turintis 2 skirtingų akcijų galūnės, užmetimo svoris nuo 0 iki 10 gramų, SIG žiedeliai, naujo tipo rytės laikiklis, naujos kartos anglės pluoštas SM24, dvigubas grifo pinimas, angliškai Double Cross Winding, kuris padidina spinigo jėgą. Skirtas gaudyti mikromasalais, mikroblizgutimis, tinka žūklei drop shot metodu. Kaina tik 159 litai. Žūklės minkštais masalais mėgėjams įdomu bus pritaikytas ypatingų jautrumų pasižymintis meškerykutis Black Bull HC Drop Shot. Jis pateikiamas 2,30 m ir 2,70 m ilgio. Tai yra optimaliausias ilgio tinkančio žvejoti tiek nuo kranto, tiek iš valties. Meškerykutis turi liauną, bet stangrę viršūnėlę. Spinigas apsodintas 11 SIG žiedelių. Užmetimo svoris nuo 3 iki 30 gramų. Spinigo svoris 2,70 m, tik 145 gramai. Tai reikia paimti kurį nors iš šios porelės į ranką, kad pajustumėt vadinamai meškerykučio skambesį. Toks meškerykutis prilygsta muzikos instrumentui. Kaina nuo 139 litų. Daivos firmos specialistai pabrėžia, kad Megaforce Jig spinigai ypatingo jautrumo įrankis. Tuo nesunku įsitikinti, matant kokios liaunos Megaforce Jig viršūnėlės. Jos apsodintos žiedeliais su žemomis kojelėmis, kad valas užmetant geriau slystų nuo rytės, o žiedelių skaičius pakankamas, kad drąsiai galima būtų pakirsti kimbančią žuvį. Strypas pagamintas iš aukštą modulį turinčios anglies pluošto, kuriuo svaidami nuo 4 iki 20 gramų svorio masalai puikiai tinka žūklei drop shot metodu. Kormorant firmos naujovė – modelis Carbo Star XT serija. Pristatomi Lietuvos labiausiai tinkantis mūsų krašto sąlygoms.
Viena jų 2,70 m ilgio spinigas, kurios svaidomas populiariausias tarp mūsų spinigautojų nuo 5 iki 25 gramų masalų spektras. Pasižymi ypač stiprių strypų, sukomponuotų iš patikimo S20 anglies pluošto, uždėtas specialus viršutinis žiedelis, kad neužsimestų pintas valas. Tad šis meškerikutis labai universalus, tinka žūklei tiek upėje, tiek ežere. Pirmoji Romados akcija skirta Daivos pinigui 2,80 m Mega Force. Šią savaitę perkant Romados tinklo parduotuvėse už 159 litus jūs gausite dovanų Bullfighter kormorano ryte 5 guolių su momentiniu stabdžiu, su atsarginiu būgneliu, su sustiprintais dantračiais, kuri kainuoja net 90 litų. Ir sutaupysite net pusės pinigo kainos. Antroji Romados akcija taipogi skirta spinigautojams. Tai yra kormorano firmos Carbostar 2,70 spinigas užmetimas nuo 5 iki 25 skirtas lydeko žūkliai. Šią savaitę perkant Romados tinklo parduotuvėse už 179 litus gausite dovanų kormorano ryte Bullfighter 5 guolių su momentiniu stabdžiu ir sutaupysit net 90 litų. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtojams. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse Oker pintiem valam net 30% nuolaidą. Na neužmirškite, kad prekių kiekis yra ribotas, o kas negali atvykti Romados tinklo parduotuvę, visus kviečiame aplankyti mūsų elektroninę parduotuvę romada.lt. Romados parduotuvės Ukmergės 222 Vilniuje gimtadienio proga, perkant bet kokį jauką, mūsų lervų dėžutė dovanų. Perkantiems prekių už 100 litų 10% nuolaidų kortelė dovanų. Ultimate Interfish Zepco Browning rytėms ir meškerikočiams 30% nuolaidų. Po šiukšlių rinkimo vajaus mūsų laukia Vileikių užkardos pasieniečiai su koše ir žuvienė. Ir viena ir kita buvo tobula. Košė, kaip ir priklauso Pamaryje, maišoma irklų, dėl to matyti ir skonis toks geras. O prie žuvienės poste pats Algirdas Čėsna, užkardos vado pavaduotojas. Atsakingas darbas, kurio bet kam nepatikėsi. Traukiame burtus. Varžybos vyks 3 atskirose kategorijose. Profesionalai gaudės tik sportinėmis meškerėmis, mėgėjai ir jaunimas arba plūdinė arba dugninė pasirinktinai. Vyrteisėjas Vaidas paaiškina sąlygas ir žvejai nueina ruoštis. Linksmoji dalis po žvejo arsenalo. Žvejojančių meškerėmis be žiedų dėmesiui. Paprasta elementari gumytė, tačiau naudinga tais atvejais, kai reikia keisti vietą žvejojant meškerę be žiedų. Užmaunate gumą su žiedeliu ant meškerės storgalio, įkabinat kabliuką į žiedelį ir valas nebesitabaluoja. Paprasta, pigu, naudinga. Guminiai laikikliai skirti šviestukams tvirtinti. Kadangi jie guminiai, tai puikiai apspaudžia bet kokios skersmens galūnę ir tinka bet kokios skersmens šviestukui. Niekada nenukris, niekada nenusimaus. Supakuoti po 2. Koliukas skirtas žvejybai naktį. Teleskopinis, gana tvirtas ir svarbiausia šviečiančia šakute. Tamsią naktį matysite puikiai, kur jūsų meškerės. Apšvietimą galima rinktis iš 4 spalvų – geltonos, raudonos, mėlynos ir žalios. Maitinimas 3 AAA dydžio elementai. Startas duotas ir varžybos prasideda. Karšiai skaitinė žuvis ir jie kimba visai neblogai. Teisėjui tenka pabėgioti, kad pasvertų kiekvieną karšį ir paleistų jį atgal.
Lietuvis kimba gerai, o aš noriu padėkoti akcijos dalyviams, kad suvažiavo ir padarė gerą darbą. Dėkoju ir rėmėjams. UAB Romada už visą prizinį fondą, aplinkos ministerijai ir Nemuno deltos regioniniam parkui už palaikymą, prizus ir pagalbą organizuojant renginį. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui ir Šilutės ekoservisui už operatyvų šiukšlių išvežimą. Hobio centrui už fejerverką, kurį pamiršome iššauti. Reklamos agentūrai Aveiras už riešutus su renginio simbolika dalyviams. Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriui už didelę pagalbą organizuojant renginį ir jo metu. Asmeniški ačiū Aidanui Abramavičiui, Imantui Čepuliui ir Ovidijui Šiaudvičiui. Somebody ought to tell her I'm the fella of her dreams.
4 valandos prabėgo greit, teisėjas papūtė į savo šaižę birbynę, prasideda svirimas. Didžiausias staigmena varžybose tapo Gargždiškio jaunimo grupės dalyvio Edmundo Kuklausko rezultatas. O čia tai meistrėlis, ne? Čia tai meistrėlis. 5,70. Tarp mėgėjų vyrų visus apdėjai. 700 gramų. Galim pakloti. 13-metis gaudė taip gerai, kad pagal laimikio svorį buvo pirmas ne tik jaunimo, bet ir suaugusių grupėje. Profesionalų grupėje jo rezultatas būtų buvęs 3. Taigi, Edmundo rezultatas 5 kg 700 gramų per 4 valandas. Tai yra 5,7. Tai yra tarp profesionalų, tarp štekeristų jisai būtų buvęs 3. Tarp saugusių mėgėjų jam išvis nei vieno lygaus nebuvo. Ateik, vaikas, kur tu esi? O absoliučių nugalėtojų tapo Tadas Gustaitis iš Kauno, gaudęs sportinę meškerę profesionalų grupėje, sugavęs 11 kg 920 gramų. Jam atiteko ir Vytauto Grubliausko taurė. Viskas baigėsi mūsų akcija Žvejoja nešiukšlink 2010, viskas buvo labai gražu, pagavom brakonierių, surinkom daug šiukšlių ir pagavom patys labai daug žuvies. Dabar susitiksim kitą sekmadienį jau tikram žvejų mūšyje. Iki. Laidą pristato Romados parduotuvė Vilniuje, Ukmergės gatvė 222.